Vienu žodžiu taip. Šniras kaip seniūnas pradeda. Labas vakaras, gerbiami pilaitiškiai, pilaitės svečiai, žmonės iš aplinkinių seniūnijų. Šiandien labai fantastinė pas mus diena. Giedosim tautos himną. Ir taip yra simboliška, kad šiandien mes susirinkome ant Pilaitės piliakalnio, kuris 13 amžiuje gynė Vilniaus miestą nuo įvairiausių priešų ir nuo įvairiausių negandų. Tautos himnas, jame sudėti žodžiai apie mūsų karus, apie mūsų bėdas, apie mūsų vargus, apie mūsų didvyrius, apie mūsų viltis ir apie mūsų džiaugsmą. Tautos himnas kaip ugnis, kaip židinys šeimos, kurį reikia sergėti, žiūrėti, kad jisai pastoviai degtų, nes ta ugnis mus šildo, vienyje, surenka visus drauge, kai artėja priešas, surenka visus drauge, kai artėja didingos dienos, lietuvių karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, valstybės diena. Prie mano žodžių prisijungė, pati prisistatys ponė, Lietuvos Respublikos didžiausia veikėja, skautų lyderė, vadovė, ponė Dalia. Šiandien yra iš tikrųjų ypatinga diena, todėl kad mes švenčiam savo galimybių dieną. Jeigu yra valstybė, tai yra tauta, yra gyvenimas. Jeigu mes esame ant šito 13 amžiaus piliakalnio, reiškia mes esam būtent Mindauginės Lietuvos pamatuose. Galbūt pamąstykim apie tai kiekvienas, kad Mindaugas 1253 metais, užsidėdamas savo karaliaus karūną, užsidėjo ne garbę, bet didžiulę atsakomybę, didžiulę pareigą, didžiulę kančią, kad Lietuva kaip tokia valstybė atsirastų pasaulio žemėlapyje. Ir iš gabaliukų sudėliotas tas unikalus kūrinys šimtmečiais buvo ardomas ir vėl klijuojamas. Bet tai galbūt yra mūsų visų genuose. Mes negalime be savo krašto, mes negalime be savo Lietuvos. Mes visi turim būti kaip tie Mindaugai. Kiekvieną susidėkim tą karūną, ne karališką garbės, bet atsakomybės, lietuvio karūną ir neškim ją išdidžiai, kad mūsų valstybė ne tik tai mums būtų miela ir žinoma, bet kad jinai garbingai skambėtų visame pasaulyje taip, kaip šiandien skamba mūsų Lietuvos himnas visame pasaulyje. Ir dabar paskutinį žodį prieš himną noriu suteikti mūsų Seimo nariai Virginijai Vingrienei. Labas vakaras, mėly pilaitiškiai, labai džiaugiuosi jūs taip gausiai susirinkusius, labai trumpai aš pakalbėsiu.
sveikinu visus su valstybės gimimo diena. Daug gražių žodžių buvo pasakyta apie karalių Mindaugą, kaip tą, kuris suvienijo mūsų tautą. Tai noriu pabrėžti, kad jisai pirmas, kuris suvienijo mūsų tautą politiškai. Taigi šiandien susirinkę čia ant šito kalno, visi sugiedokim tautinę giesmę kaip vienybės simbolį, kad kiekvienas nepriklausomai nuo politinių pažiūrų galėtų vieningai dirbti, kalbu apie mūsų politikus, o jūs tie, kurie mus iš tikrųjų turėtumėte paspausti iš apačios, kad visi vieningai tarnautumėm mūsų valstybei Lietuvai ir pasiektumėm tikrai pačius geriausius rezultatus. Taigi, sėkmingai sugiedoti tautinę giesmę ir gražaus vakaro visiems.